Sveiki, čia aš Baltoji lapė, šis tarų kortų skaitimas yra bendras, dėl privataus tarų kortų skaitimo rašykite man Messengerį, privačią žinutę. Mano kainoraštį galite rasti ant sienos postas su raganaitė. Šiandieną gavau ką tik tokią keistą žinutę iš visatos, kad jums reikia savęs pažinimo temos. Tema apie savęs pažinimą. Kažkas tokio. Tai tikriausiai ir pasižiūrėkime. Atpažinkite kiekvieną save dabar. Ar tai apie jūs, ar šis taro skaitimas yra jums? Primenu, ne viskas gali rezonuoti, nes yra iš bendros energijos, bendro energetinio lauko, žmonių, kurie mane stebi, mane seka. Todėl turite pajusti širdimi, kūnu, visiems skirtingai. Vieniem gali jausti šiurpuliukai per odą, kiti pajaučia širdimi. Visiems yra skirtingai. Kūnas žino, ar tai informacija jums, nes kūnas yra pirmasis, kuris viską žino. Visada primenu, visada įsiklausykite kūną prieš nutinkant kokią nors situaciją ar kažkokiem įvykiam. Stebėk. Jūsų kūnas jau žino, stebėkit savo kūną. Kai pradedate blogai jaustis ar dėl kažko nerimaujate, jūsų kūnas kažką žino, jau bando jums pasufleruoti. Įsiklausykit visada į savo kūną. Taigi, atpažinkite save, ar tai apie jūs? Sakote, jūs esate taupus žmogus. Esate taupus žmogus, kuris mėgsta dirbti, mėgsta užsidirbti, žmogus, kuris mėgstantis plėsti taip pat galbūt savo mąstymą, savo vidinį pasaulį. Žmogus, kuris siekia tobulumo, bet tai nepermeskite tą toksinę pusę, kad siekti tobulumo iš blogosios pusės, tai iš gerosios pusės, kad tobulėti, siekti aukštumų, kažką gyvenime pasiekti, sveikai tobulėti. Kalbu apie sveiką tobulėjimą. Jūs esate labai draugiškas, jūs esate žmogus, kuris gali lengvai atrasti kalbą su kitais žmonėmis. Jūs taip pat esate žmogus, kuris mėgstate parodyti galbūt veiksmais, savo kūno judesiais, gestais, draugiškumą, meilę artimiem žmonėm, apskritai bet kokiem žmonėm. Galbūt mėgstate prisilietimus, galbūt jūsų meilės kalba yra prisilietimai. Jūs esate žmogus, kuris esate labai jausmingas, empatiškas. Žmogus, kuris prijaučiantis esat, tai eina į empatiškumą. Žmogus, kuris nepaliks kito žmogaus bėdoje. Jūs esate žmogus, kuris vertinate labai jausmus. Jūsų yra, kaip pasakyti, prioritetas, galbūt vertybė, jausmai, išreikšti jausmus, taip pat tikitės iš kitų žmonių
to jausmų tikrumo. Nemėgstate žmonių melagių. Nemėgstate žmonių melagių, taip. Jūs vertinate atvirumą, jūs vertinate jausmus, jūs vertinate tai, kad išsakyti taip, kaip jaučiasi bendravimas. Jūs mėgstate bendrauti ir sakyti tai, ką jaučiate, taip pat tikitės ir iš kitų žmonių, kad jie išsakys taip, kaip jaučiasi, pasakys tiesą. Jūs mėgstate nuoširdžius žmonės, taip pat ir pats esate nuoširdus žmogus ir nemėgstate meluoti, kaip minėjau. Ką dar turėtume žinoti, savęs pažinimo tema. Savęs pažinimo tema. Mane stebintis žmonės. Jūs esate kantrus žmogus. Jūs esate labai iš tikrųjų kantrus žmogus. Laukite iki paskutiniųjų. Kaip sakant, kol jūsų kantrybė galiausiai lūžta. Bet šiaip esate kantrus žmogus. Žmogus, kuris mėgsta užsibrėžti tikslus ir jų siekti. Žmogus, kuris mėgsta iš savęs reikalauti, kaip minėjau, to sveikojo tobulumo. Kartais truputį perdedat ir save paspaudžiat per stipriai, jau linkstate tą nesveiką tobulumą toksinį. Bet iš dalies jūs iš save spaudžiate iš sveikosios pusės. Jūs norite tobulėti. Jūs norite būti geriausia savo versija tiek išorė, tiek vidumi. Jūs esate žvaigždė, vyrukai, verskite į save. Kaip iš vyriškosios pusės pavadinti žvaigždė. Tai tiesiog bendrai žvaigždė. Vyrukai, kas mane žiūri, tai jūs esate žvaigždė. Moteris, kurios žiūrite, jūs taip pat esate žvaigždė. Jūs esate žmogus, kuriam gyvenime, kad ir kas blogo benutiktų, jūs vis vien kažkaip pasiseka. Jūs esate laimės kūdikis. Gal ir tie pasisekimai, triumfai yra tokie minimalistiniai galbūt ir jūs ne visada juos pastebit, bet jums gyvenime sekasi. Jūs gyvenime lydi sėkmė. Esate laimės kūdikiai. Taip pat sako, jūs esate žmogus, kuris draugiškas, mėgstate padėti žmonėm. Mėgstate dirbti galbūt grupėse, mėgstate bendrauti, būti tarp žmonių grupelės. Apskritai jūs esate žmogus, kuris mėgsta pasižmonėti, būti tarp žmonių. Jūs lengvai galite atrasti galbūt kalbą netgi su kitais žmonėmis, todėl jūs traukiate kažkaip, jūsų ta energetika, jūs tokia, kad traukiate kitus žmones. Savo nuoširdumu, švelnumu, tuo tikrumu. Jūs neužsidedat tą kaukę. Jūs būnate atviri. Ir tai traukia kitus žmones. Už tai, kad būnate savimi. Sako, būna kartais, kad ne viską ir sakote, dalį pasiliekate savo, galbūt kažkiek kartais esate uždaras. Uždara. Taip pat sako, kad mėgstate tai, ką duodate, mėgstate ir gauti. Reiškia, pas kai kurios yra jau susiformavęs teigiamas dalykas, ką kai kurie žmonės mokosi. Tai, ką duodi, arba tai, ką tu duodi, tikėsi gauti atgal,
arba tai, ką tu gauni, duodi atgal. Davimo ir gavimo procesą esate išmokę. Jeigu jums padaro kažką gero, jūs mėgstate atsilyginti geru. Jeigu jūs kažką padarote gero, jūs taip pat laukite iš to žmogaus, kada jums atsilygins geru, bet ne tokiu būdu, kad jis jums skolingas, bet žinote, kad atsilygins. Tai yra sveika. Tai yra sveika. Esate darbštus žmogus, kaip ir minėjau, užsibrėžėte tikslą ir sėdite ir darote, kol nepasitraukit nuo to dalyko, darbo kažkokio, kol nepasiekėte savo tikslo. Galbūt esate kūrybingas žmogus. Jūsų kūryba pasireiškia per kažkokius darbus, veiksmus. Jaučiasi tokia kūrybinė energija. Taip pat esate žmogus, kuris mėgstate dėl visko pastresuoti, galbūt sunkus momentas, bet apskritai esate žmogus, kuris sunkiai išgyvenate tam tikrus momentus ir jie taip greitai neišeina iš jūsų vidaus. Tai reiškia, kad jūs esate jautrus žmogus. Ir jautrus žmogumi būti nėra blogai. Kaip sakoma, kaip ten senoviniai televizoriai, atsimenat, būdavo su antenom. Kuo jautresnė antena, tuo geriau gaudo ryšį. Nereikia ten vaikščioti, lankstyti, kad pagautų. Tai jautrumas, šiais laikais norima jautrumą pateikti taip kaip silpnybė, bet jautrumas nėra silpnybė. Jautrumas yra tai yra privalumas. Jeigu esate jautrus, reiškia, esate žmogiškas, esate empatiškas, galite pajausti kitų žmonių energiją, kitų žmonių jausmus, susijungti su visata, mes per jautrumą susijungiame su visata. Per tą savo žmogiškumą, kaip sakoma, širdies turėjimą, sąžinės turėjimą. Todėl jautriu būti nėra blogai. Ilgai nepaleisti kažkokių emocijų ir taip toliau. Nespauskit savęs, tai nėra blogai. Tiesiog jūs esate žmogus prijaučiantis labai stipriai ir nežvelkite į tai kaip į minusą. Pažvelkite taip kaip į pliusą. Jūs esate žmogus su didelė širdimi. Jūs taip pat žmogus, kaip ir minėjau, sakęs anksčiau, jūs esate žmogus už tiesą. Jums nepatinka, kai žmonės meluoja. Jūs tikitės, kad su jumis bus atviri. Jūs taip pat su kitais žmonėmis esate atviras ir, kaip ir minėjau, anksčiau jums nepatinka melagiai. Jūs nekenčiat melagių. Na, kas ir lenda, vėl. Tas pats, darbštus žmogus, siekite. Žmogus siekiantis karjeros, darbštus žmogus iš tikrųjų esat. Labai geros savybės. Žmogus, kuris galbūt kartais daro spontaniškus sprendimus arba tiesiog, kai kažką nusprendžiate ir viskas ir einate link to. Nesustosiu, eisiu į priekį. Visų greičiu. Na ir ką dar? Ką dar? Savęs pažinimo tema. Ką dar turėtume žinoti? Sako, jūs esate teisingas žmogus net pats savo. Jūs apmastote savo šviesią ir tamsią pusę. Jūs apsvarstote savo gerus ir blogus darbus ir jūs su savimi esate sąžiningas. Tai gera savybė. Pirmiausia, pradėti nuo savęs būti sąžiningus su savimi.
ar aš tikrai gerai pasielgiau ir taip toliau. Kokios pas mane čia susirinkusios tyros sielos. Tokios tyros ir kartu nuskriaustos likimo matau. Atrodo nuskriaustos tam tikrų žmonių, kur pasitaikė gyvenime. Ar situacijos kažkokios, bet pas mane čia žmonės su didelė širdimi. O, kažkas pas mane esate magai. Galbūt turite kažkokių dvasinių sugebėjimų. Pranašiški sapnai galbūt kai kurie iš jūsų sugebate matyti dvasias, dvasinį tą judėjimą. Kai kurie iš jūsų galbūt, kaip ir minėjau, stipri nuojauta, gali būti pranašiški sapnai, gydomoji galia, taip pat yra dvasinė dovana. Tokie žmonės galbūt tampa daktarais gyvenimo, galbūt kažkokiais koučeriais, vedantis jogą, meditacijas, gali dirbti veterinarais galbūt, vesti seminarus kažkokius. Tai gali būti, kad kai kurie iš jūsų gal tom neužsimate, bet jums žmonės turėtų sakyti kažką tokio, kad pabendravę su jumis jie jaučiasi geriau. Atrodo, kad jų energija pagyja, prasivalo. Gali būti ir tokia dovana pas kai kuriuos čia. Čia iš tikrųjų visokiausių. Taip pat gali būti, kad žmogus turintis sėkmę kažkokią, dar kažkokių dovanų. Čia nenoriu labai įsiplėsti, nes visko gali būti. Tiesiog sakau, įsiklausykite savo vidų, įsiklausykit. Viskas yra jumise. Nei vienas žmogus nėra atėjęs į šį pasaulį be dovanos. Nei vienas. Kiekvienas iš jūsų esate atėjęs su tam tikra dovana. Mes visi esame apdovanoti. Tai kokia ta dovana turite atrasti jūs patys savyje. Vieni mes tą dovaną esame jau pastebėję ir tobuliname, kai kurie ne. Dovana gali būti ir tai, kad esate puikus dainininkas, galbūt piešėte, o galbūt rašote netgi, o gal kažkas iš jūsų turite trauką gamtai ir prie jūsų prieina gyvūnėliai, jūs turite tą ryšį galbūt su gamta. Galbūt esate žmogus, kuris kaip gydote, kaip minėjau, žmogus, kuris tiesiog čia labai daug, tiesiog net nežinau, kiek visko čia suvardinti. Esmė tame, kad dovanos slypi jumise, jūs nesate nei vienas prastesnis. Jūs nesate nei vienas prastesnis. Jūs kiekvienas į šį pasaulį atėjote su dovana ir ta dovana jūsų viduje. Bet kadangi yra galbūt nuostatos kažkokios blokai jūsų viduje, jos reikia pašalinti. Jos reikia pašalinti, kad pamatyti, kokia dovana slypi jumise. Jūs nesate nei vienas prastesnis. Noriu priminti tą, kad negalvotumėt, kad aš ar kažkokie kiti žmonės yra iš jūsų geresni. Ne. Mes visi esame apdovanoti. Tai klausimas, ar jūs esate pasirengę išdirbti savo šešėlinę pusę ir pastebėti, kokią dovaną turite viduje. Aš taip pat turėjau ilgą laiką pradirbti savo šešėlinę pusę, kad atrasti savo dovaną. Kad atrasti savo tą dovaną, suprasti, kas aš tokia esu ir ką aš čia veikiu.
Taigi, va taip užbaigsime šį taro skaitymą. Komentuokit, su kuo rezonavo, siūlykite temas, būkite aktyvus, nebijokite. Taip pat galvoju įkurti galbūt YouTube kanalą, tenais taip pat sukelsiu visus jų video, kuriuos esu sukėlusi su taro skaitymais ir taip toliau. Manyčiau, persikelsiu ir tenais, galėsite stebėti mane ir tenais, kas norėsite, kam patogiau per Facebook čia. Taigi, ačiū, kad buvote su manimi ir iki kitų kartų.